Suomijos bankas ir Šnelmano paminklas. Ar žinojate, kad Suomijos nacionalinė valiuta ne visada buvo euras? Prieš eurą, kuris yra bendras visos ES pinigas, Suomija turėjo savo nuosavą valiutą – Suomijos markes, kuriomis buvo atsiskaitoma beveik 150 metų. Vienas iš svarbesnių Suomijos markės įkūrėjų buvo Johanas Šnelmanas. Jo garbei priešais Suomijos banką pastatytas paminklas, ant paminklo pamato pastebėsite kelias didelės skyles. Šios žaizdos buvo padarytos Antrojo pasaulinio karo metu bombarduojant miestą. Šiomis dienomis paminklą bombarduoja tik jaunieji riedlentininkai, uoliai besitreniruodajantis. Ant paminklo laiptų pastatas esantis už paminklo Suomijos nacionalinis bankas, tai jame jūs negalėsite atidaryti savo piniginės sąskaitos. Čia saugomi visi Suomijoje išleisti ir jau nebenaudojami pinigai.